Sveiki. Šiame vaizdo įraše spręsime trigonometrinį uždavinį. Tai žinoma, kad kosinusas šaknis iš 10 dalinti iš 10, sinusas 3 šaknis iš 10 dalinti iš 10 ir apskaičiuokite tangentos alfa plus 20 kosinus alfa plus 360. Dabar kas atsitinka su 360, tai reikia žinoti, kad tai yra kosinuso periodas ir pagrindinė savybė, kad kosinus x plus 360 kart k, kur k priklauso sveikiesiams skaičiams, yra lygu tiesiog kosinus x, tai periodą galima atbraukti. Ir tangentos savybė, kad tai yra sinusas alfa padalinta iš kosinus alfa. Taigi persirašom reiškinį, kad įsistatė vietoj tangentos sinusų ir kosinusų dalmenį, vietoj kosinuso alfa plus 360 tiesiog susiprastume į kosinusą. Čia turiu. Tai sinus, aš iš karto gal statysiu reikšmes ir vietoj dalybos trupmenio gal pasirašysiu per dalybą su dvitaškiu. Tai bus sinus 3 šaknis iš 10 dalinam iš 10 dalinta iš kosinuso reikšmės, tai šaknis iš 10 iš 10 plus 20 ir įstatome dabar kosinuso reikšmę, tai kosinuso reikšmė šaknis iš 10 dalinta iš 10. Aišku, dalinant trupmeną apsiverčia aukštyn kojom ir keičiama į daugybę, tai 3 šaknis iš 10 iš 10, dauginam iš 10 ir dalinam iš šaknies iš 10, išsiprastom dešimtukus ir šaknis plus, čia irgi galime suprastinti 10 ir 20 ir liks 2 šaknis iš 10. Ir galime dabar užrašyti atsakymą. Dar prieš tai užrašysiu, kaip atrodys viskas išprasminta. Tai 3 plus 2 šaknis iš 10. Į pirmą laukelį tada reikėtų rašyti 3, į antrą laukelį 2 šaknis iš 10. Ačiū išrėjusiems ir sėkmės egzamine.